Kas tie amerikiečiai? Tai tik 4 procentai pasaulio gyventojų, bet būtent jie sukuria ketvirtadalį visų planetos prekių ir paslaugų. Tiek pat, kiek 3 milijardai žmonių Kinijoje, Indijoje ir Vokietijoje kartu paėmus. O kaip Amerikos ekonomika? Tai pusė didžiausia pasaulio kompanijų, o jų viršūnėje tarp 10 didžiausių 8 yra amerikietiškas. Bet kodėl JAV ekonomika tokia stipri? Kol visi 20 amžiaus pramonės lyderiai karais ir revoliucijomis naikino vieni kitus ir švaistė laiką, valstijos dėl šių karų tik turtėjo ir traukė pas save geriausius mokslo protus. Be to, šiandien JAV visiškai dominuoja savo žemynę. Jį neįmanoma įsiveržti ar okupuoti. Realiai JAV kariuomenė skaičiumi ir ginkluotė lenkia visas savo kaimynės. O tai reiškia, kad jos gali valdyti ką? Na štai šitą reikšmingą pyrago, vadinamą pasaulinę prekybą, dalį. O storiausias jos gabalas apie 80 procentų yra tai, ką žmonės vieni kitiems perveža jūrą. Tai pigiausias ir greičiausias prekybos būdas per visą žmonijos istoriją. Skirtumas tik tas, kad visus ankstesnius šimtmečius pagrindiniai prekybos keliai ėjo per Atlanto vandenyną. Prisimename, kad europiečiai būtent per Atlantą pavergė Afriką, Šiaurės ir Pietų Ameriką ir iš ten gabeno viską, kas vertinga. Tačiau 20 amžiaus 80-mečio pradžioje atsitiko kai kas nuostabaus. Pirmą kartą istorijoje per Ramųjį vandenyną pradėta gabenti tiek pat prekių, kiek ir per Atlanto vandenyną. Dabar dar kartą atidžiai pažvelkime į žemėlapį. Kokia didelė šalis, be trukdžių ir konkurentų yra skalaujama iš karto 2 vandenynų. Ką padarys amerikiečiai, kad galėtų juos kontroliuoti ir kodėl iki šiol nėra jokių objektyvių priežasčių nuversti 21 amžiaus hegemonus nuo pjedestalo. 20 amžiaus pradžia. JAV įsiveržė į priekį visos planetos atžvilgių. Šalyje kyla pramoninis bumas, statomas gamyklos, geležinkeliai, automobiliai ir visokie ten garlaviai. Tačiau visa tai daugiausia vyksta rytų pakrantėje. O šiandien, kokia yra daugiausia gyventojų turinti JAV valstija? Kur vyksta pagrindinis technologinis ir ekonominis vaibas? Teisingai, Kalifornija. San Franciskas su Silicio slėniu ir Los Andželas su Holivudo svajonių fabriku. O dabar pasižiūrėkite, kaip 20 amžiaus pradžioje atrodė tie kraštai. Kaip matote, jie buvo labai silpnai apgyvendinti palyginus su rytinė pakrantė. O kiek žmonių gyvena ten dabar? Aišku, šiandien lengva galvoti, kad amerikiečiai buvo šaunuoliai, suprato, kaip reikia plėtoti savo vakarus ir kažkaip sėkmingai visą tai padarė. Bet čia yra problemytė. Norint pristatyti krovinį iš New Yorko į San Franciską pigiausiu būdu, tai yra jūra, reikia veikti 22 000 km per visą Pietų Ameriką ir atgal. Per tą patį laiką į Angliją galima 2 kartus sulakstyti. Jeigu tik ant kokio ledkalnio pakeliui neužsirausi. Na ir likusiam pasauliu, tai pačiai Kinijai ir Japonijai daug arčiau prekiauti su europiečiais. Žodžiu, su tuo nevykėlišku maršrutu reikia kažką daryti. Ir čia atsiranda superinis pavyzdys, kaip Jungtinės valstijos gina savo nacionalinius interesus. Atkreipkite dėmesį, kad tuo metu JAV pradeda karą su silpstančia Ispanijos imperija ir duoda jai įliulį taip, kad užima Kubą, Filipinus, Guamą, Puerto Riką, nuverčia valdžią Havajuose ir perima rytų Samoa salas. Naujų valdų bele kiek, jos išsibarščiusios 10 000 km spinduliu ir dar per 2 vandenynus. Na, reikia kažkaip tuos 2 vandenynus sujungti. Ir Šiaurės ir Pietų Amerikoje yra vičykė, kuri pati tiesiog prašosi, kad ten būtų iškastas kanalas. Teisingai, Panama ir visiems žinomas Panamos kanalas. Tai vaikščiojau jūrą 10 kartų pro ten ėjau. Ir šiandien Panamos kanalas yra kertinė vieta pasaulinės prekybos srautai. Bet 20 amžiaus pradžioje viso to dar nėra. Yra Kolumbija, kuriai priklauso Panama, yra Panamos gyventojai, kurie nori nepriklausomybės, ir yra amerikiečiai, kuriems gyvybiškai reikia kanalo, kad galėtų vystyti savo vakarų pakrantę, ginti savo naujas valdas Ramiajame vandenyne, kontroliuoti prekybą ir reikalui esant greitai perkelti savo laivyną. Ir kas vyksta toliau? Tie patys amerikiečių karo laivai siunčiami prie Panamos krantų. 1903 m. lapkričio 4 dieną ten kyla sukilimas. JAV karinis laivynas blokuoja Kolumbijos pajėgas, kad jos nelįstų kur nereikia, o lapkričio 6 dieną, tai yra vos po 2 dienų, JAV pripažįsta naujos valstybės Panamos nepriklausomybę. O po 12 dienų pasirašoma šalių sutartis, pagal kurią JAV įgyja teisę dislokuoti savo ginkluotąsias pajėgas Panamos teritoriją, statyti ten Panamos kanalą ir užtikrinti jo kontrolę. Už šią unikalią istorinę galimybę jie sumokės tik $10 milijonų ir $250 000 kasmet už nuomą. Beje, visą 20 amžių vyks sukilimai, amerikiečiai bandys juos numalšinti ir tik 1999 m. gruodžio 31 dieną valstijos pagaliau atiduos teisę į Panamos kanalą pačiai Panamai. Taigi svarbiausias dalykas yra tai, kad amerikiečiams atsiranda galimybė labai greitai perkelti kalinį laivyną iš vieno vandenyno į kitą. Ir tuk pasibelsti tos šalies, kuriai nori daryti įtaką duris. O jau 21 amžiuje tokie jūrų koridoriai kaip Panamos kanalas, Sueco kanalas ar Bosforo sąsiauris yra tai, dėl ko šalis kovoja.
kad galėtų kontroliuoti svarbiausius jūro prekybos rautus ir kaip pasekmė, money. Prisiminkite, kiek triukšmo kyla, kai Sueco kanale ant seklumos užplaukė Ever Given laivas, plukdęs konteinerius. Ten toks kamštis susiformavo, kad pasauliniai prekybai tai kainavo $10 milijardų per dieną. Ir tarp kitko, bendrovė laivo savininką gavo baudžikę, nedaug, tik $900 milijonų. Taip sakant, už parkavimą netinkamoje vietoje. Bet grįžkime prie Amerikos. Kodėl Panamos kanalo istorija tokia svarbi? Apskritai, visą Panamos aferą sugalvojo JAV prezidentas Theodoras Rooseveltas. Maždaug tuo pačiu metu jis pasakė savo istorinę frazę: kalbėk tyliai, bet turėk su savim didelę lazdą ir toli nueisi. Šiuo atveju valstybė su lazda nuėjo toliau už visus. Būtent Rooseveltas atvirai įvardino principą, kuriuo JAV gyvena iki šiol. Jei pasaulyje, o tuo metu Lotynų Amerikoje, kils kokių nors karinių konfliktų, JAV gali panaudoti savo karinę galią jiems užgesinti. O iš kur tokios galimybės? Todėl, kad aplink nėra jokių realių konkurentų. Pažiūrėkite, jau XIX amžiaus viduryje JAV kariuomenė visiškai dominuoja Šiaurės Amerikoje, o vienintelis neramus pietinis kaimynas konkurentas yra Meksika. 1846 metais prasideda karas tarp šalių, bet mažiau nei per 2 metus amerikiečių armija nugali meksikiečių kariuomenę ir, dėmesio, pasiema savo pusę Meksikos teritorijos. Kalifornija, Arizona, Nevada, Utah, Nauja Meksika, Teksasą. Visa tai anksčiau priklausė Meksikai. Ups, nebe. Ir palyginimu, tai teritorija maždaug tokio dydžio kaip visa vakarų Europa, nuo Lietuvos iki Portugalijos. O JAV visą tai pasiema savo. Gerai, ne už ačiū. Meksika gaus $15 milijonų kompensaciją. Visai neblogas dylas, ar ne? Tai žiūrim, ką turim. 1850 metai JAV dominuoja Šiaurės Amerikoje. Apie 1990-aisiais apytiksliai po 50 metų jie jau vadovauja paradui visame vakarų pusrutulyje. Nes kaip pasakė Rooseveltas, mes kišimės kur tik norėsime. O dar po 50 metų, iškart po Antrojo pasaulinio karo, Amerikos karinis laivynas jau tusinasi visame žemės rutulyje. O dabar dvi detalės. Pirma, per Antrąjį pasaulinį karą JAV pramonės gamyba padvigubės. Ir antra, labai svarų vaidmenį tame suvaidins Lend-Lizas. Iš pradžių Lend-Lizu pradedam remti Didžioji Britanija. Ir toje sutartyje yra nuostabi antra dalis. Taip vadinamas atvirkštinis Lend-Lizas, pagal kurį Didžioji Britanija, Australija, Naujoji Zelandija ir Prancūzija perduoda valstijoms beveik visas savo karinių jūrų laivynų bazes vakarų pusrutulyje. Tai yra praktiškai amerikiečiams yra dovanojama visa Šiaurės Atlanto kontrolė. O toliau 20 amžiaus antroje pusėje valstijoms jau niekas nieko negali aiškinti ir nurodinėti. Jų karinis laivynas, povandeniniai laivai, lėktuvnešiai raižo visą pasaulinį vandenyną, kur tik tai nori. Ir kas jam ką pasakys. Bet dabar rimtai. Jeigu tik muši savo kumščių į krūtinę ir visus gąsdinsi, tai nieko gero nebus. Prievarta mylimas nebūsi. Reikia pasiūlyti ne tik bizūną, bet ir meduolį. Tarkim, naujausias amerikiečios technologijas ir labai viliojančią Amerikos rinką. Po Antrojo pasaulinio karo JAV vartotojai žingsnis po žingsnio pradeda gauti pigių prekių. Iš pradžių iš Japonijos, Vokietijos, Pietų Korėjos, paskui iš Kinijos. Ir kiekviena iš šių šalių patirs taip vadinamą ekonominį stebuklą. Ir kiekvieną kartą tą stebuklą padės įgyvendinti amerikiečiai. Japonijai duos technologijas, Vokietijai pinigų ir apsaugą, Korėjai visko po truputį, o Kinijai daug pinigų. Ir kas šiandien yra pagrindinis Kinijos prekių pirkėjas? Jungtinės valstijos. Kas yra pagrindinis Vokietijos prekių pirkėjas? Jungtinės valstijos. Kas yra pagrindinis Pietų Korėjos ir Japonijos prekių pirkėjas? Neteisingai, Kinija. Tačiau JAV yra antroje vietoje. Taigi, be karinės ir finansinės kontrolės yra dar vienas svarbus amerikiečių lyderystės aspektas. Jie kontroliuoja naujausias technologijas. Dar kartą, nebūtinai jas išradinėja, bet būtent kontroliuoja. Kasmet pasaulyje užregistruojama 350–390 tūkstančių naujų patentų. Kaip manote, kiek iš jų yra amerikietiški? Pusė. Ir žiūrėkite, čia yra raktas į ateitį, nes praeityje tokie šalis kaip Amerikoje savo ekonominę galią galėjo kurti migrantų darbą. 20 amžiaus pradžioje darbo jėga yra pigi, o tai reiškia, kad visi vargšai varo ten, kur daugiausia moka, kur yra galimybė ko nors pasiekti. Tačiau šiandien situacija yra kitokia. Visų pirma, labiausiai reikia žmonių, kurie kuria naujas technologijas, kurie gali padidinti darbo našumą ir svarbiausia, kurie ateityje išspręs darbo jėgos trūkumo problemą. Na taip, nepaisant to, kad Žemėje gyvena net 8 milijardai gyventojų, gimstamumas išsivysčiusiose šalise ir toliau mažėja. Ateityje ar Amerikoje, ar Japonijoje, ar Lietuvoje pusė žmonių bus pensininkai, o kita pusė tie, kurie juos išlaikys. Jau nebesigaus kaip 20 amžiaus pradžioje paimti visus iš kaimo, permesti į statybas ar gamyklas ir va, ekonomikos augimas. O ir gamyklos dabar atrodo ne taip,
O taip, reikia, kad kažkas tos robotus kurtų ir prižiūrėtų. Ir amerikiečiams čia visai eina korta, jie turi visas finansinės galimybės. Gali savo leisti nusipirkti geriausius planetos protus, arba tiesiog juos apmokyti, nes JAV vis dar yra pati populiariausia ir patraukliausia šalis tarptautiniams studentams. Kas dar svarbu, amerikiečiai jau šimtmečius uždirba pinigus iš išradimų, visa sistema veikia kaip konvejeris. Visa tai atrodo taip. Universitetuose yra mokslininkų grupės arba pavieniai išradėjai. Jie kuria kokius nors naujus projektus ar idėjas. Mokslininkai visada žino, kad tyrimams bus pinigų, o išradėjai supranta, kad jeigu sugalvos ką nors tikrai reikalinga, niekas iš jo jų neatims, nepasisavins, o jis pats galės parduoti patentą ir užsidirbti pinigų. Konkretus pavyzdžiai iš skirtingų epochų. Mokslininkas Markas Reiberis ir jo tyrėjų komanda iš Massachusetts technologinio instituto 80-metyje sukūrė šokinėjančius ir vaikščiojančius robotus. Arba štai, Viskonsino ūkininkai 19 amžiaus pabaigoje užpatentavę fotojuostą. Kas vyksta toliau? Amerikoje visada atsiras pirkėjų. Tai gali būti kariškiai. Jeigu jiems patinka išradimas, jie kiša į jį didžiulius pinigus. Ir prašau, štai Markas Reiberis gauna finansavimą iš karinio departamento DARPA. Sukuria karinį mulą ir kaip rezultatas kompanija Boston Dynamics, garsusis šuo ir sėkmingas verslas bei pasaulinė šlovė. Nereikia kariškiams, ne problema, pasiūlysime verslininkams. Tų nežinomų ūkininkų iš Viskonsino juostos patentą įsigyja verslininkas George'as Eastmanas, pagamina juostinį fotoaparatą, įkuria bendrovę Kodak, volia, visas pasaulis užtvinintas pigiais juostiniais fotoaparatas. Ir ši schema veikia visą laiką. Na pažiūrėkit, kas atsitiko su kompiuteriais 60-mečio viduryje ir 70-ame dešimtmetyje. JAV kariuomenė finansuoja mikroschemų ir interneto kūrimą, nes nori sukurti nepriklausomą gynybos nuo branduolinio smūgio sistemą. Visą idėją pasigauna tokie žmonės kaip Steve'as Jobsas ten ar Billas Gatesas, padaro komercinį produktą, praeina porą dešimtmečių ir labą dieną. Kompiuteriai pas kiekvieną namuose, o telefonai rankose. Na ir patys pasižiūrėkite, JAV lyderystė nėra kažkokioje vienoje konkrečioje srityje. Karinėje, ten ekonominėje ir technologinėje, ji yra visur. Ir kaip sakoma futbole, į vienus vartus. Jeigu jums patiko šis video, nepamirškite paspausti like mygtuko ir iki kitų susitikimų.